Oba, turėjau lydeką, ką tik nukando. Sveiki visi. Nu ką, pagaliau atėjo pavasaris, o aš pabandysiu pagaudyti spiningų. Pasiėmiau tokį spiningėlį, tai būtų Azura Olivija 60 SUL, tai būtų iki 3,5 užmetimo ir pabandysiu pagaudyti ant mikro masalų, tokių gal greičiau iki 3,5 gramo galvakabliais ar džigrygų. Tai pasižiūrėsiu, esu prie upės, netoli Vilniaus, tai būtų Vokės upė. Šiandien bus tokia labiau žvalgybinė žvejyba, dėl to, kad noriu už kelių dienų pabandyti atvažiuoti čia pagaudyti fiderių. Tai aplink mane atvažiavus mašinų nėra per daugiausiai, bet matyt kažkas kimba, jeigu tiek mašinų yra. Tai prasieisiu, gal kažką tai pakalbinsiu šiek tiek ir po biškį pradedu ruoštis. Komplektukas toks ganėtinai lengvas, kaip sakiau, Azura Olivija kotelis ir 2000 ritelė bus Ultegra. Tai o po to viskas eigoj. Tai sakau, padarysiu tokią žvalgybą ir žinosiu, verta, neverta. Greičiausiai verta. Visą laiką verta. Geras oras. Tai po biškį ruošiuos, deduos ir keliaujam prie vandens. Jo, pagaliau atėjo pavasaris. Gera. Pažiūrėsim. Kotas neilgas, rankena tokie kaip avižadrebė. Praktiškai galima, manau, ir su aviža gaudyti, nes deklaruojamas svoris tai būtų nuo 0,5 iki 3,5. Nu, toks labai ant ribos kotelis. Tai pažiūrėsim. Kažkartą pasiėmu galvakablį kokį nors, gal mažiausio neimsiu. Paimsiu 1,8 gramų. Sudėt kažkokį masaliuką. Tai būtų kažką tai tokio. Tantos gal kol kas neimsiu. Štai bandyti tokį pradžiai. Po to bus matyt. Užsiveriam. Ir kabinam. Pasidariau kažkur metro ilgio fluorokarbono atkarpą 18 storio. Sunku kažkaip su tais plonais valais, kaip ir pratęs. Su karpinė dugninė. Štai taip. Pradžia bus tokia.
Visi, rakinu mašiną ir po biškį keliaujam prie vandens. Nu va, susitikau vieną žveją. Jau važiavo namo, sakė, po biškį kibimas yra. Ima mažas kojytės ir kimba širėns lieko. Nežinau, dar gavau palinkėjimą sėkmės. Pažiūrėsim, kaip ta sėkmė čia suveiks. Ir nežinau, parekomendavo pabandyti čia į dešinę paeiti. Sakė, normalus bus priėjimas. Tai pažiūrėsim. Jeigu neapsisuksiu, eisiu atgal, kur žinau. Oba! Turėjau lydeką, ką tik nukando. Na, antras metimas. Ir turiu nukandimą. Gerai persirišinėjau ir metu vėl. Nu, prašau. Persirišau. Po persirišimo trečias metimas yra šeriukas. Ir tai ne vižadribis. Tegul gyvena toliau. Štai ant tokios gumos ir 1,3 gramų wolframinis galvakaplis. Smagu, smagu. Atsidariau atvirą vandens sezoną, ganėtinai greitai. Turėjau lydekos kibimą, nukandą ir po 3 metimų šrys. Šaunu. Pabandysiu pakeitinėti šiek tiek spalvas. Žiūrėsim, kas dirba. Kaip jau minėjau, Vokės upė. Netoli ežero, iš kurio išplaukė Vokė. Šiaip tai matyti, ežeras dar ne iki galo atitirpęs. Tai tokį maurą neša, tai su feederiu kokiu gaudant turbūt turėtų kabinėtis. Visokios nesąmonės. Prašau. Tai jau beveik toks skutamas. Gražus ešeriukas. Opa. Opa. Dar nutrūkėlę. Leidžiam. Dedam vėl. Tokia srovė biškė mažesnė šitam kampe ir matosi mailiaus nemažai. Tai va tam mailiukė matosi plaukia ešeriai neblogi. Nu, tokie ir neblogi. Šiaip į šitą vietą atėjęs jau ne vieną kibimą turėjau, bet pamuša. Matyt, dar vieną lydeką. Aha. Dar vieną lydekaitę. Žiūrėsim, kaip seksis man ją ištraukti.
įsirijo baisiai. Greit padarom nuotrauką ir iškart paleidžiam atgal į vandenį. Prašau, visai smagu. Yes! Rankas nusiplaunam. Ir galim padaryti mini pertraukėlę, atsigert. Opa! Nu, beveik dar vieną ištraukiau, taip šiek tiek pasikeičiau sistemėlę. Sugalvojau pabandyti tokį lėtesnį pravedimą, pastuksenimą dugnu džigrygu. Tai antras metimas su džigrygu ir kibimas ešerio. Pažiūrėsim, kaip čia bus toliau. Užsidėjau pabandyti vežiuką. Ir kibimas. Nu va, truputį prisėdau pailsėt. Tai netaip jau viskas paprasta, kaip iš pradžio atrodė. Pirmi metimai, nemažai kibimų. Kuo toliau einu, tuo kibimas prastesnis. Ir keičiu tuos masalus. Tai ant vieno masalo pagaunu vieną, ant kito masalo vieną. Bet nėra taip reguliariai, kad iš vieno taškelio pagaučiau daugiau ešerių negu vieną. Pagavau dvi lydekas, viena nufilmuota, kita nenufilmuota, o viena nukando. Tai va, ešeriai kažkaip tai nelabai noriai ima, bet aišku, ko norėt. Kovo 10 diena, pati pradžia ir taip nesitikėjau, kad išeis taip atsidaryti sezoną. Labai patenkintas. Tai kas geriausiai sudirbo, ant ko daugiausiai pagavau, tai būtų masaliukas, nepasakysiu pavadinimą, bet jis atrodo štai taip. Ir reikia šiek tiek padrebinti, kad tavo degėlė pajudėtų, ne tiesiog pratraukinėtų. Tada vieną ant vežiuko pagavau. Čia dar pabandžiau tantą, vieną irgi ant tantos pagavau. Nu, bet kažko įspūdingo labai nėra. Abi lydekas irgi ištraukiau ant štai tokio. Tai kažkaip smagiai. Kaip jau sakiau, kotelis Azura, Olivija. Azura Olivija iki 3,5 gramų ir, nu ką, žinau, minkštas, smagus kotelis, turėtų būti smagu. Kamerą pataisom, turėtų būti smagu ir mažesniuose upeliuose pagaudyti. Valas 0,4 pagal Japoną. Tai šitą kotą bandau pirmą kartą. Šiaip skirtas upėtakių, bet puikiai sueina ir ešerį. Kaip ryte minėjau, Ultegra 2000, tai tokiam koteliui pats tas. Aišku, galėtų būti šiek tiek lengvesnė. Tai dabar pamėginau užsidėti
mėlynos spalvos tokį guminuką ir pažiūrėsim, kaip suveiks. Mėlynos spalvos dar šiandien nebandžiau. Tai dar truputį paeisiu į priekį ir pažiūrėsiu, jeigu kibimų nebus, pradėsiu eiti atgal, nes kažkaip tai ten link anos pusės daugiau tokių duobelių buvo, duobių, o šitoj pusėje atrodo, kad viskas labai lygu ir nėra tokios vietos, kad būtų be srovės. Tai dar šiek tiek į priekį ir eisiu atgal. Bet šiaip, kaip jau ir minėjau, tai super. Daryt pavyko. Taigi einam toliau ir žiūrim, kaip seksis toliau. Purčiau ir vėl pripurčiau. Opa! Ir vėl nukanda. Ketvirta lydeka. 2 nukando. 2 papauzavo. Tiksliau 1 papauzavo, 1 nufilmavau. Kitos nefilmavau. Tai va, rezume toks, kad čia pasisukt, kad geriau matytųsi. Šiaip žiauriai lėto pravedimo reikia ir būtinai pastoviai purtyt.
Nu, pravedinėjant su nedideliu svoriu, 1,5 gramo, 2 gramai, pastoviai purtyt, kad drebėtų uodegėlė. Pasukant ir sustojant kažkaip tai nelabai veikia. Tai nežinau, ką tik užsidėjau tantą žalios spalvos. Ir antras metimas. Ir nukando lydeką. Lydekų yra. Tai aišku visos tokios šaudyklės ir praktiškai, gal netoli normos būtų. Jeigu būtų, jas galima gaudyti. Šiaip žvejyba labai smagi. Papuolė bonusiukų. Tai nežinau, dar vieną kartą bandau persirišt. Ir dar biškį pamėtysiu, pažiūrėsiu, gal dar netyčia ant vakarinio pradės kibti, jeigu ne, tai ne. Pasaka iš vis vėjas nurimo, visiškas štilius, matosi kažkas tai biškį pasivarto. Tai užskaitau. Patinka, kad ir neišeina iki galo ištraukti kai kurių, kad ir atsikabina ar ten nukanda, vis tiek procesas yra procesas. Smagu, gerai persirišinėjau. Dar ko nepaminėjau šiandien, tai kažkaip tai labai graudu, kad žmonės nesugeba susirinkti šiukšlių, nes baisu kas darosi prie upės, kur kiekvienas priėjimas prie vandens realiai primėtyta pašarų pakelių, butelių, visko. Tai va, žiauru, nežinau, tikiuosi jūs žiūrintis mano kanalą visi susirenkat šiukšlės. Baisu. Manau, gana. Dar grįždamas padarysiu keletą metimų, bet jau daugiau nieko nefilmuosiu. Nu, nebent kažką pagausiu. Kažką tai įdomesnio. Tai va, praėjau pro nemažai žvejų. Gaudo kojas ešeriukų, sako, kimba ant slieko. Ešeriukai kojų papuola. Sako, pašaras nelabai veikia, baidosi, tai va, gerai pagalvosiu, rytoj verta važiuoti pabandyti su feederiu pasėdėti. Bet esmė, kad judesys yra, pabiškį kimba žuvis. Kaip jau minėjau, atsidaryti pavyko, atviras vanduo, upė, Vokės upė, pagaut pavyko, bonusų pagavau, ešerių pagavau, ko daugiau norėt. Tai va, nepamirškit apsilankyti
parduotuvėje Ažuklė. Ten galite rasti ir spiningų, ir masalų, ir feederių, ir ko tik norit, įvairios produkcijos. Ir nepamirškit paspausti laiką ir pasubscribint kanalą. Neužilgo bus sekantis video ir kadangi atėjo žvejybos sezonas, atviro vandens žvejybos sezonas, tai tų žuklių tikrai bus daugiau negu žiemą. Nu, aš kaip ir minėjau, po biškį keliauju atgal ir iki kito karto.